Pradėsime nuo funkcijų sampratos, kasgi yra ta funkcija ir kodėl jinai mums čia reikalinga, kad mes galėtumėm sėkmingai išlaikyti VBA pirmą dalį. Antroji daly dėja funkcijos niekur nedings, bet pirma dalis yra tokia labiau teorinė, aš sakyčiau. Tai pradėkime mes nuo tokio paprasto labai klausimo, kas yra funkcija ir kaip aš jau bandžiau paaiškinti per kitus pavyzdžius, funkcija tai yra tiesiog taisyklė. Taisyklė arba kitas žodis dar būtų priklausomybė. Priklausomybė tarp dviejų dydžių. Vienas dydis yra y, kitas dydis yra x. Nes kaip mes dažniausiai rašome? Mes rašome, paimkime pavyzdį, mes rašome y lygų arba rašome dar f nuo x lygų. Noriu paminėti, kad čia tas pats dalykas. Y lygų f nuo x, čia tiesiog du skirtingi užrašymai to paties dalyko. Tai paimkime pavyzdį, tarkim, x kvadratu plus 4. Čia tiesiog taisyklė, kad jeigu aš noriu rasti y, aš turiu x pakelti kvadratu ir pripliusuoti 4. Tai dabar šitas y, jis vadinasi priklausomas, nes jis priklauso nuo x. Va čia mes sakom f nuo x. Tai kad priklausomybė nuo x. Tai čia priklausomas kintamasis. O šitas x yra nepriklausomas, nes mes statome į x, ką mes norime ir tada gauname y. Tai čia iš pavadinimų. Nepriklausomas. Kodėl irgi svarbus šitie terminai, dabar šnekėsiu labai daug, kas vadinasi, nes dažniausiai mes matome užduotį ir mes visiškai nežinome, kaip ją spręsti, dėl to, kad mes nesuprantame, ko prašo iš mūsų. Tai dėl to šitie pavadinimai, terminai, tai šiandien bus labai svarbus. Žiūrėkite dabar, mes turime funkciją, kaip šitas pavyzdys kažkoks yra. Yra du būdai, taip, mes galime tą funkciją grafiškai nubraižyti. Kiekviena funkcija gali būti grafiškai nubraižyta. Kad mes nubraižytumėm funkciją, dažniausiai per egzaminą jūsų neprašys braižyti, bet jums reikia suprasti ir analizuoti grafiką. Tai jeigu jums reikia nubraižyti, mes tiesiog sudarome, jūs žinote puikiai, lentelę. Tai pagal mūsų taisyklė yra, kad funkcija yra x kvadratu plus 4. Tiesiog sudarome priklausomybių lentelę, kad čia yra x, čia yra y. Kuo daugiau jūs paimsite duomenų, tuo tikslesnis jūsų grafikas bus. Čia iš lentelės prasės. Tarkime, įstatome vietoj x vienetą ir skaičiuojame, koks bus y. Y bus minus vienetas kvadratu plus 4. Jūs čia puikiai žinote, bet tiesiog bazę parodysiu. Tai taip mes užpildome lentelę. Įmame x0, x yra nepriklausomas, tai įmame, ką mes norime, kas tik mums reikalinga. Ir taip toliau. Tada mes jau galime atkeliauti ant grafiko ir pagal šitus taškus, kuo daugiau taškų aš nubraižysiu, tuo tikslesnis mano grafikas bus. Tai šitas mano grafikas yra parabolė, aš čia dabar apytiksliai tiesiog pažymėsiu taškus ir sujungsiu ir gausiu grafinį pavydalą. Dabar svarbus momentas yra, kaip suprasti užduotį, kurią mes skaitysime, apie tos terminus. Yra toks, kaip aš sakau, vertimas iš matematinės kalbos į lietuvių kalbą, tiksliau atvirkščiau. Mes turime tekstą ir reikia kaip ir išversti savo, ką man reikia padaryti. Tai žiūrėkite, kaip suprasti užduotį. Tokia trumpa lentelė nubraižysim, beje, konspektai aš pasidalinsiu būtinai, jums irgi atsiųs iš universiteto konspektus, tai ten bus gražiau parašyta, viskas tiksliau, tai galėsite pažiūrėti ir gauti tos konspektus. Tai žiūrėkite, jeigu mes iš vienos pusės turim lietuvių kalbą, parašytą tekstą, ir iš kitos pusės tiesiog tą matematinę kalbą. Kaip suprasti užduotį? Žiūrėkite, jeigu pas jūs yra užduotis ir ten parašyta žodis funkcijos, funkcija, funkcijos reikšmė, aš funkcijos prastinsiu, taip, tada funkcijos reikšmė, labai svarbu, reikšmė, ordinatė ir gali būti ne funkcijos reikšmė, tiesiog reikšmė, bet tas pats žodis. Jums čia iškart reikia suprasti, kad mes šnekame apie y arba apie fx, nes čia yra tas pats.
Arba ordinatė, tai yra irgi apie y viskas, arba galimai bus parašyta ordinačių ašis. Tai čia OY ašis. Tiesiog, kad jūs žinotumėt, matote šitą žodį, reiškia, kad čia šnekame apie y. Toliau, jeigu mes matome funkcijos taškas, tarkime, apsise dar. Apsise toks žodis baisus. Ir dar vienas žodis, argumentas. Tada mes šnekame apie x arba OX ašį. Tai čia labai svarbus momentas. Tada koks galėtų būti pavyzdys? Apačioje čia turime pavyzdį, bet dabar dar pateiksiu porą. Jeigu pas jūs yra pasakyta, raskite funkcijos reikšmę taške 3. Tai reiškia, kad jeigu jums reikia rasti funkcijos reikšmę, tai reikšmė yra apie y, tai reiškia y yra nežinomas dalykas, o jeigu pasakyta taške 3, tai reiškia, kad jūs x lygus 3. Tai viskas, čia jūsų vertimas, čia jūsų išvada, ką jūs turėtumėt suprasti iš to, kas čia parašyta. Arba kitas variantas, parašyta, tarkim, kuriame taške funkcijos reikšmė lygiai 4, tarkim. Tai atvirkščiai, kuriame taške klausimas yra apie x, jis yra nežinomas, o jeigu aš žinau, kad funkcijos reikšmė yra 4, tai reiškia, kad aš žinau y. Y yra 4. Tai šitoks paprastas vertimas, ką reikia suprasti, mes daugiau šiandien paimsime pavyzdžių, ten aš pakomentuosiu, bet šitas momentas svarbus. Ir dabar, kad pasitreniruot, žiūrėkite vieną iš VBA, paimkim pavyzdį, grafikas eina per tašką, kurio ordinatė lygi 32. Nustatykite, kam lygi šio taško apsise. Kaip matote, pilna šitų žodžių, reikia suprasti, ką prašo. O prašo, kad y lygus 1/2 x, tai čia duota funkcija mūsų. Tada eina per tašką, kurio ordinatė yra apie y. Tai tada mes rašome, kad y yra 32, aš tą žinau, ir man reikia pasakyti, kam lygi šio taško apsise. Apsise žodis yra apie x. Tai aš ieškau x. Čia tiesiog paprastas vertimas į matematinę kalbą. Ir dabar ką mes darome? Mes tiesiog įstatome. Jūs turite y, įstatykite vietoj y. Turite x, įstatykite vietoj x. X neturim, mes jį ieškosim, bet pagal mūsų taisyklę, pagal mūsų funkciją tiesiog bus 32 lygų 1/2 x-uoju. Ir dabar mes jau žinome iš praeitos paskaitos, kad mes turime tvarkyti reiškinius ir aš galiu parašyti, kad 32 tai yra tiesiog 1/2, arba iškart 1/2 čia gaunasi -5. -5 laipsnis duos 32, bet galite su skaičiutuvu dar. Ir x pas mane yra -5. Ir visada patikrinam, jūsgi galite įstatyti x į mūsų funkciją ir pažiūrėti, ar gausis tas atsakymas 32, kuris turėjo gautis. Tai štai tiek informacijos dabar apie tą paprastą vertimą ir keliaukime prie kitos svarbios temos. Kita tema... galima rašyti logaritmą, ačiū, tai čia kažkas parašė. Kaip kam patogiau, sakau, logaritmas susijęs su laipsniais, tai jeigu žinote visas savybės, tai tikrai jūs galite čia rinktis. Važiuojame toliau, apibrėžimo ir reikšmių sritis. Tai palaukit, man ta saulė šviečia, nors gerai, bet negerai. Dabar geriau, beveik. Tuoj sekundę. Taip. Tai ką, apibrėžimai reikšmių sritis. Man atrodo, čia yra paprasčiausios temos, nes rasti apibrėžimo sritį yra žiauriai lengva, bet rasti reikšmių sritį, ten jau reikės pagalvoti. Šiandien pagalvosim, pažiūrėsim, kaip tą daryti, bet pradėkime nuo apibrėžimo srities. Kas tai yra? Visų pirma, apibrėžimo srities pas mus žymime raidę D nuo F. Tai yra apibrėžimo sritis. Ir apie ką jinai mums čia sako? Jinai sako, kad apie OX informaciją. Apie x, tas svarbus momentas. Jeigu jūsų prašo reikšmių apibrėžimo srities, tai viskas apie x. Reiškia klausimas, koks ir kam gali būti lygus x. Geresnis klausimas, o kodėl jis kažkam negali būti lygus?
Tai matematikoje, kaip aš mėgstu sakyti, mokyklinėje matematikoje yra tik 3 problemos su tuo x. Tai pirma problema, jeigu jūs ją matote, tai čia yra apie apibrėžimo sritį. Pirma problema yra dalyba iš nulio. Mes žinome, kad mes negalime dalinti iš nulio. Tai jeigu jūs matote kažkur dalybą, tai vat jūs turite pažymėti, kad b nelygu nuliui. Nes kitaip, tai pas mus bus dalyba iš nulio ir to matematikoje negalima daryti. Mokyklinėje matematikoje universitete sako, kad galite dalinti iš nulio, bet atsakymas yra neapibrieštas. Ir darykite su šita informacija, ką jūs tik norite, bet dalinti galite. Mokykloje negalite. Antra problema pas mus yra šaknis. Bet šaknis lyginio laipsnio. Jeigu mes čia turėsime lyginį laipsnį, tai po šaknim jūs žinote jau iš praeitos paskaitos, kad mūsų a turi būti daugiau arba lygus už nulį. Tikrai ten negali būti skaičius mažesnis. Bet nulis gali būti. Ir tada trečias momentas, tai logaritmas. Daugiau problemų, žinokit, nebebus. Logaritmas log AB. Mes žinome irgi iš praeitos paskaitos, kad a nelygus vienam, a daugiau už nulį, bet dažniausiai būna sutvarkytas tas skaičiukas a. Vat apie b reikia visada pasirūpinti, apie viską reikia pasirūpinti, bet pažiūrėsite iš užduoties jau. Tai tik 3 problemos. Jeigu jums pasakyta, kad apibrėžimo sritį raskit, jeigu jūs nematote nei vienos iš šitų problemų, nėra dalybos, nėra šaknies, nėra logo, reiškia, kad jūsų apibrėžimo sritis yra nuo minus begalybės iki plius begalybės ir jūs visiškai nesiparinat. Jeigu mes matome 2 problemas, tai reikia pagal 2 problemas patikrinti. Gali būti, kad ir miksas iš 3 bus, viskas gali būti. Bet jums svarbu tiesiog pažiūrėti, ar neturime kažko iš šitų 3 dalykų. Ir jeigu jūs sustatysite į skaičiatuvą, dalysite patikrą arba kažką darote ir skaičiatuvas jums sakys error. Tai čia reiškia, kad kažkas blogai su apibrėžimo sritim. Tai jeigu skaičiatuvas error nesako, reiškia apibrėžimo sritis ten egzistuoja. Jeigu skaičiatuvas sako error, tai reiškia, kažkur čia neegzistuoja tas veiksmas. Veiksmas nėra leistinas. Dabar, aišku, kad mes galime nustatyti grafiškai. Čia pirmas būdas nustatyti pagal 3 taisyklės, jeigu mes grafiko neturim ir nežinom, kaip jis atrodo. Jeigu jūs žinote grafiką, tai bus viskas paprasčiau. Retai turime iš grafiko, bet kartais jūs galite naudoti grafiką, jeigu jūs patys žinote, kaip jis atrodo. Tas būtų labai faina. Bet šiandien mes įsivaizduokime, kad pas mus čia yra duota kažkokia funkcija, taip, random funkcija, bet duotas grafikas. Ir mes grafiškai visada galime pasakyti, kokia yra mūsų D nuo F apibrėžimo sritis. Jeigu, tarkim, mes pažiūrėsime, tiesiog, tarkime, čia tegul būna -6, o čia būna 6. Žiūrėti reikia pagal OX, kaip ir šnekėjau. Tai tiesiog nuo kiek iki kiek pagal OX mes turime mūsų grafiką. Tai rašome D nuo F lygų, įskaitinai čia nuo -6 iki 6. Kitas užrašymas, kuris pas jūs galėtų būti, tai X priklauso. Irgi galime taip rašyti, nuo -6 iki 6. Tai pasirinkit, kaip jūs jau norit. Tada grįžtume prie reikšmių srities greitai. Reikšmių srity jau nėra tokio recepto, sakykime, kaip čia pagal 3 taisyklės ir tada, jeigu nėra nei vienos problemos, tai viskas ok. Kas liečia reikšmių sritį, reikšmių sritis pas mus E nuo F žymima ir mes turime klausimą apie OY. Tai kitaip sakant, čia visada, arba Y priklauso, irgi toks žymėjimas, čia visada yra klausimas toks sampratavimas, aš sakyčiau, kokias reikšmes mes galime gauti. Arba kokius rezultatus galime gauti. Ir sampratauti yra visada sunkiau. Aišku, kad ten tada jau pasijungia visos jūsų žinios apie sinusus, apie kosinusus, nes dažniausiai tai būna su jom reikšmių sritį reikia nustatyti. Bet vienas dalykas, kurį aš tikrai galiu pasakyti, tai irgi klasika tokia užduočių ir per VBA, tai yra prašo nustatyti apibrėžimo sritį parabolės. Apibrėžimo reikšmių sritį, sakau dabar. Tai su parabolė yra labai paprastas ir logiškas triukas, kadangi mūsų parabolė atrodo arba taip, šakos arba žemyn, arba į viršų, tai mes matome pagal OY taip, kad viskas prasideda nuo viršūnės.
Čia viskas bus, jeigu mes žinosime viršūnę, tai tada reikšmių sritį mes tikrai galėsim pasakyti, kad čia nuo viršūnės ir į plius begalybę pagal Y. Arba jeigu aš čia žinosiu viršūnę, aš galiu pasakyti, kad čia yra nuo minus begalybės iki šitos viršūnės. Tai viršūnės formulių lape nėra, jums reikia ją mintinai žinot ir aš dabar priminsiu labai greitai, kad čia mūsų formulė yra tokia. Mes turime pas mus, palaukite, parabolę, tai x viršūnės yra minus b dalint iš 2a. Kaip diskriminantas, bet ne diskriminantas toks, nes nėra diskriminanto. Tai čia yra x viršūnės. Jeigu mes norime dar y viršūnės, kas dažniausiai ir būna, nes mūsų domina ne pagal x koordinatę, mūsų domina pagal y, ant kiek aukštai arba žemai yra mūsų parabolė. Tai tada mes įstatome mūsų gautą va čia x viršūnės, įstatome į pačią funkciją f nuo x ir gauname mūsų viršūnę būtent parabolės. Tai mes šiandien paimsime pavyzdžius, norėjau tik greitai papasakoti tą klasiką, nes tik šitoj vietoj galėčiau tiksliai pasakyti, kad va taip galima nustatyti reikšmių sritį. Deja, kitos vietos, kitos funkcijos, tai ten teks jau pagalvoti ir žinoti gerai transformaciją grafikų ir kaip šiaip atrodo grafikas. Ir aišku, kad jūs galite irgi nustatyti grafiškai, mes dabar pažiūrėkime į šitą grafiką. Jeigu jūs turite, akivaizdžiai matote, ant kiek yra žemiausias ir aukščiausias taškai pagal OY, tai mes tiesiog rašome, tarkime, kad čia būtų -4, o čia pas mane taškas 5. Ir mes tada tiesiog rašome, kad mūsų E nuo F užrašymas toks lygų nuo -4 iki 5, arba galite rašyti Y priklauso. Kas šiaip retai būna, bet techniškai jokios klaidos nepadarysite, jeigu Y priklauso parašysit. Tai taip irgi galima. Tai vat, tai dabar paskutinis momentas ir keliausime prie užduočių iš šito bloko. Kur grafikas kerta ašis? Labai dažnas klausimas, šiandien pamatysime, kad tikrai per egzaminų tokių yra. Tai kaip atsakyti į šitą klausimą? Labai paprastas klausimas. Jeigu jūs tokį turit, tai easy, tikrai. Žiūrėkite, tai tiesiog paprasta taisyklė. Jeigu kerta OY, tai tiesiog įmate, kad x yra 0. Ir viskas. Jeigu pasakyta, kad kerta OX ašį, tai tada įmate, kad y yra 0, užsinulina. Ir viskas. Tai jeigu paimsime pavyzdį, taip labai greitai, kad funkcija pas mus yra 3x minus 4. Ir dabar man reikia sužinoti, kur kertam OY ašį. Tai aš imu tiesiog už x 0 ir rašau y lygų 3 kart 0 minus 4. Tai y lygų minus 4. Radau atsakymą, kur kertam mes OY. Ir tada mes galime tą tašką užrašyti kaip koordinatės. Tai x koordinatė yra 0, nes mes už x 0 paėmėm, ir y yra minus 4. Va čia taškas, kur kertam, jeigu prašo koordinačių, būtent, tada prašo ir x, ir y. Ir kitas variantas, tai tiesiog, kada kertam OX ašį, tai reikia tiesiog y už 0 paimti. Tai imame 0 lygų 3x minus 4, gauname lygtį, dažniausiai būna kvadratinė, būna va čia linijinė paprasta ir mes sprendžiame ją ir tiesiog turime atsakymą. Tai irgi, jeigu čia prašo koordinačių taškų, tarkime taškas B, taškas B jau turi x koordinatė 4/3, o y yra 0. Tai turbūt visi prisimena, taip, pirma koordinatė eina x, o antra koordinatė eina y. Čia toks paprasčiausias ir svarbiausias beje irgi momentas. Ir viskas, mes dabar baigiam tą mini kartojimą, čia teorijos pagrindinė dalis ir važiuokime prie užduočių, kur aš irgi paprašysiu jūsų man padėti. Ir pradžiai aš čia padariau rūšiavimą užduočių, tai jūs galėsite išanalizuoti. Tai žiūrėkite, mes pradžiai tai tokia klasika, kada mes šnekam apie funkcijos tašką. Duotas taškas, patikrinkite, ar jis priklauso ar nepriklauso ir taip toliau. Tai mes turime funkciją, tokia taisyklė, ir pažymėkite, kuris iš taškų nepriklauso funkcijos grafikui. Dabar paprašysiu jūsų pagalbos. Mes tiesiog reikia patikrinti kiekvieną tašką. Jūs turite atsakymus, tai tiesiog ką reiškia, kad priklauso? Reiškia, kad jeigu jūs paimsim pirmą tašką,
Čia x, čia y. Jeigu aš įstatysiu į mano taisyklę, į mano funkciją, tai turėtų gautis teisinga lygybė. Tai tiesiog įstatau x vietoj x, y vietoj y. Jeigu mano funkcija y lygų čia šaknis x minus 2, tai įstatau pirmą tašką, tai bus minus 1 lygų, tada šaknis 3 ir čia vietoj x rašau 1 minus 2. Ir žiūriu, ar tai yra tiesa. Minus 1 lygus šaknis iš minus vieneto. Bet kadangi šaknis kubinė, tai galiu kubinį ištraukti. Tai minus 1 yra minus 1. Gaunu, kad tai yra tiesa, tai reiškia šitas taškas priklauso mano funkcijai. O dabar pabandykite ir paimkite skaičiuotuvą, kad būtų greičiau ir įstatykite kiekvieną iš šitų taškų ir pažiūrėkite, man parašykite į chatą, kuris taškas gaunasi, kad nepriklauso, kur jūs negaunate tiesos. Tai tai rašykite 1, 2, 3, 4 arba tašką, paskutinis. Tai va, tai labai paprasta. Tiesiog imate ir įstatote, ypač jeigu jūs turite atsakymus. Kiekvienas taškas greitai su skaičiuotuvu ir mes turime, visi gauna teisingą atsakymą 5,27. Tai va, labai gerai, ačiū Jums, čia toks paprastas labai variantas, bet norėjau nuo jo pradėti ir dabar pažiūrėkime grafiškai. Mes turime grafiką. Padidinsim, pats grafikas pas mus yra logaritmo. Jis čia parašytas, koks yra, šiaip galėtų ir paprašyti atpažinti, bet ačiū, kad neprašo. Mes turime naudotis grafiku ir užrašyti, kas ten yra vietoj a. Nu gerai, jeigu mano taisyklė yra log ax, tai tada aš matau iš grafiko taško. Jums neduotas taškas, bet jūsgi parašykite, kad jūs matote tašką. Čia tokia sėkmė, kada mes matome tašką iš grafiko. Ir dabar padarykite tą patį. Įstatykite x vietoj x ir y vietoj y. Bus 3 lygų log a ir vietoj x statau 8. Kadangi logus mes jau praėjome, tai tikiuosi, kad jūs irgi man galėsite parašyti į chatą, kas yra tas mano skaičius a. O kas, tarkime, su logais sunkiai sueina, jūs galite irgi paimti skaičiuotuvą ir ten paįstatinėt. Čia tikrai nedidelis skaičiai, bet matau, kad daugumai sekasi gerai. Tai yra dvejetas. Nes a lygų, tiesiog pas mane klausimas toks taip, kad a trečiojų turi būti 8. Čia logaritmo pačią esmę. Kokiu laipsniu turiu pakelt pagrindą, kad gaučiau šitą rezultatą. Ir viskas, ir mes pasirinkam, kad a yra 2. Nu, čia yra labai paprastas keisas, bet yra ir a. Šita užduotis iš a lygio, jeigu atpažinote bandomojo egzamino. O dabar judėkime toliau. Mes turime tašką, kuris, gal viena koordinatė yra nežinoma, bet nieko tokio, ir turime funkciją. Žinome, kad taškas priklauso funkcijos grafikui. Reikia nustatyti b reikšmę. Įstatome vietoj x, vietoj y. Y lygų, b lygų, kadangi b pas mane y, taip, 3 x-uoju antrojų plus 8 ir viskas, ir aš tiesiog išskaičiuoju ir gaunu čia 17. Tai matote, kaip paprasta, taip, ir jūs jau rašote, kad čia viskas yra labai labai easy. Kad visos užduotis tokios būtų. Dabar mes turime dar vieną paskutinę su logaritmais. Turime, dabar reikia truputį išversti ją į normalią kalbą. Funkcijos reikšmė lygi 1/4 reikšmė yra apie y. Kai argumento reikšmė yra 2. Argumentas iš mūsų vertinimo lentelės, sakykim taip, yra dvejetas. Ir tiesiog dabar viską mes žinome ir įstatome. Labai panašią užduotį turime į prieš tai buvusią. Log a vietoj x2 yra 1/4. Ir dabar prašau jūsų irgi pasakyti, kam tada lygus pas mus a. Kažkas galvoja 1/2, kažkas 16, kažkas -2. Kaip faina, mes turime net 3 pasirinkimus. Nu, kas laimės dabar, kažkas dar paskaičiuokit, nes kol kas tik... Aha, 1/2 kol kas laimi. O jūs paimkite savo atsakymą, o dabar kiekvienas, kas rašo, ir įstatykite į lygtį. Kiekvienas paimkite savo atsakymą vietoje a, įstatykite į lygtį, į logą, į skaičiuotuvą ir pažiūrėkite, ar jūs gaunate. Jūs turite įstatyti vietoj a. Nu, tarkime, taip, kas rašo -2, taip, tai log -2, 2.
Įveskite į skaičiuotuvą, pažiūrėkite, ką jūs gaunate. Man atrodo, jūs gausite minus vienetą. Visada savo atsakymus visada tikrinam. Taip, mes tiesiog įstatom. Beje, ir minus 2 net minus 2, taip, man kažkas rašo, kad apibrėžimo sritį jau čia paveikėm, negalim čia rašyti. Labai gerai, ačiū. Aš statyčiau skaičiuotuvą ir jis man duotų erorą. Net galvot nereikia, tai naudokite savo skaičiuotuvą. Tai žiūrėkite, jau minus 2 netinka. Minus 1/2 irgi netinka, jeigu įsistatysit. Tai 1/2 ar 16? O čia paskutinis klausimas, mums liko tik 2 atsakymai. Kažkas įstatykite į skaičiuotuvo vietoj ir patikrinkit. Su 16 tikrai veikia. Tai matote, pradžiai labai daug buvo variantų, dabar tai jau tikrai pagalvojom, nepaskubėjom ar gavome teisingą atsakymą. Nu kodėlgi 16? Nu vėlgi, logaritmas tai yra, kad a turiu pakelt laipsnių ir laipsnis yra 1/4 ir gaučiau dvejetą. O keliam laipsnių 1/4, iš praeitos paskaitos žinom, kad tai yra kaip šaknis 4 laipsnį, galima per šaknį užrašyti, taip? Kad tai yra 2. Nu, šaknis iš 16 4 laipsnių ir bus dvejetas. Tai va, bet įstatome į skaičiuotuvą, neskubam ir tikrai jūs turėsite gerą atsakymą. Tai čia, kas liečia įstatymą taško, viskas yra ganėtinai paprasta, bet kaip matote, irgi galima suklysti. Tai patikrinkit visada save su skaičiuotuvu. Kitas žingsnis, kertame OX ir OY ašį, apie ką mes jau šnekėjome, bet praktikoje pažiūrėkim. Labai paprasta viskas, paprašysiu jūsų pagalbos kitame, dabar greitai vėlgi parodysiu, jau rodžiau tokį, tai kada kerta koordinačių ašis, ir tą ašį, ir tą ašį. Tai labai greitai, žiūrėkite, kertame OY, reiškia už X imu 0. Turiu y lygų 13 minus 2,6 kart 0. Y lygus 13. Kadangi mane prašo koordinatės taškų, tai tada turiu koordinatę įrašyti atsakymą. Tarkim, taškas A ir koordinatės yra pagal X 0, pagal Y 13. 13. Ir dabar OX ašį kertam Y bus 0, įstatau 0 lygų 13 minus 2,6 kart X, sprendžiu tiesiog nelygybę, nelygybė yra paprasta, ir X pas mane čia gausis 5. Tai koordinatė pas mus yra 5, 0. Nu, štai taip. Ir būtų faina, jeigu galima būtų porą taškų tokių lengvų gauti iš funkcijų. Kas ir buvo pas jūs irgi per bandomuosius, nes čia turite irgi, kas gerai žino savo bandomai atpažinti porą užduočių, iš ten tikrai visada imu visas užduotis iš VBA1, iš VBA2 kartais imu irgi. Nustatykite taško, kuriame funkcijos grafikas kerta OY. Tai dabar paprašysiu jūsų pagalbos, jeigu mes kertame OY, ką mes imame už 0 ir jūs net mintinai galite arba su skaičiuotuvu parašyti atsakymą taško, kadangi prašo taško ordinatę, tai į atsakymą rašome, ordinatė yra Y, tai atsakymą rašote Y lygų. Nu, ten bus langelis, aišku, bet apie Y. Tai įstatykite vietoj X 0, taip? Ir tada mes tiesiog gauname atsakymą, tai parašykite man į čatą, kiek bus tas atsakymas. Kartai, žinokit, čatas lagina, va dabar matau, ką jūs rašote. Dabar pamačiau klausimą apie skaičiuotuvą, specifinio nerekomenduoju, bet jeigu kažkam reikia, Sakyčiau, kad neverta investuoti labai daug pinigų, nebent jūs labai norite ir universitete jums prireiks, bet praeitoj paskaitoj kažkas rašė, ačiū labai jums, kad 570 arba 991. Užtenka taip, tikrai tų žinių. Gerai, kažkas gauna minus vienetą, kažkas gauna minus 3, kažkas gauna minus 5, kaip įdomu, o skaičiuotuvas, ką jums sako, jeigu jūs grinai taip pastatysit, kiek daug mes variantų skirtingų turim. Nu gerai, greitai, be skaičiuotuvo. Taip, minusas stovi prieki. Į skaičiuotuvą įveskite lygiai taip pat, kaip čia yra. Vietoj X aš imu 0. Tai bus 0 plus 4 plus vienetas. Tai čia yra šaknis iš 4, kas yra 2. Nu, minusas stovėjo prieki, jis nieko mums nedarė, tai tegul jis ir stovi ten. O po to yra plus 1. Tai galų gale mes gauname minus vienetą. Tai matote, ir su skaičiuotuvu būna taip. Bet dauguma vis tiek minus vienetą gavo, kas labai gerai.
Taip. Šiaip vat kažkas rašo dėl 991, man jis irgi labiau patinka, nors aš turiu 570 ir dažnai savo irgi Instagrame kartais būna ten pašerinu funkcijas su savo skaičiutuvu, bet labai panašus skaičiutuvai. Tai žinokit, pagal save pasirinkit, koks jums interfejsas labiau patinka, bet tikrai užteks šitų dviejų. Gerai, irgi klausimas jums, čia yra net punktai A, B, C ir D, bet dabar reikia, vėl kertame OY ašį. Tai parašykite, prašau, variantą, kuris jums atrodo tinkamiausias. Čia galima į skaičiutuvą įstatyti, o galima tiesiog mintinai paskaičiuoti. Ir čia jau matau, kad A variantą man siūlo. Kažkas siūlo B variantą. Žiūrėkite, jeigu jau OY kertam, aš imu už X 0 pagal taisyklę. Tai pirma koordinatė turėtų būti 0. Jau, vat labai atsargiai, nes galima sumaišyti čia tarp šitų dviejų atsakymų. Tai pirma koordinatė yra 0, tai tikrai jau šitas tinka arba šitas, jeigu jau taip samprataut. Tai dauguma dabar ir gavo teisingą atsakymą A. Labai gerai, super, važiuojame toliau. Šitas uždavinukas jau duotas tik A lygiui ir ką labai mėgsta daryti per egzaminą, ypač vat VB pirmąją dalį. Mes turime funkciją vieną kažkokią. Ir funkcija kita yra. Ir dabar funkcijos ir čia kažkoks mišinys. F nuo G nuo X. Tai vat labai mėgsta vieną įkišti į kitą. Tai, ir mes žinome, kad ordinačių ašį kerta taške. Nu, žodžiu, duotas taškas, bet funkcijos, kaip ir mes kol kas neturim. Mes turime dvi funkcijas ir jas reikia sujungti į vieną. Tai dabar parodysiu, kaip reikia tą padaryti, kas nežino. Dabar F nuo G nuo X man reikia. Visų pirma, aš pradedu nuo to viduriuko. Žiūrėkite, mano G nuo X. Kas yra G nuo X? Va čia yra ta funkcija G nuo X. 3X plus A. Aš tiesiog pakeisiu G nuo X, mano 3X plus A lygų. Žiūrėkit, parašysiu specialiai kitą spalvą. Skliaustai. Ir dabar 3x plus A. Tai mano argumentas dabar, mano f viduj funkcijos yra 3x plus A. Bet originaliai mano f funkcija priklausė nuo x, o dabar priklauso nuo oranžinės tos dalies. Tai mes šitą oranžinę dalį žiūrime kaip x įstatome vietoj x, nes mes dabar pagal f taisyklę judam. Lygų. Ir dabar kokia taisyklė f buvo? Kad 2 buvo kart x kvadratu, bet pas mane ne x, o pas mane šitas oranžinis debesiukas. Kaip vaikų darželį išniku. 3x plus A pas mane. Ir tas turi būti kvadratu, nes pas jūs buvo 2 kart x kvadratu. Ir plus 5, ten jau x nebuvo. Tai taip mes labai dažnai per egzaminą būna. Ypač A lygis labai daug turi pertvarkymų vieną viduj kitos funkcijos ir tada vat prašo čia atsakymą. Tai pradžiai įdėmiai atidarykite nuo vidaus tą funkciją ir sutvarkykite. Aš gal dabar netvarkysiu, kol aš neperskaičiau užduoties iki galo, nes gal ir nereikia. Tai žiūrėkite, mano šita jau funkcija, kerta ašį taške 0,23. Ką reikia padaryti? Įstatyti. Vietoj x įstatyti 0, vietoj y 23. Nu tai įstatysiu, kadangi mano funkcija buvo y lygų tokia funkcija, tai aš įstatau 23 lygų ir gaunu 2 kart 3 kart vietoj x įstatau 0 plus a kvadratu plus 5. Dabar patvarkykime ir atidarykime viską, tai 23 lygų, tada čia turiu 3 kart 0, 0, bet ten a liko ir a kvadratu reikia pakelt. Tai gaunasi, kad dvejetas prieki stovėjo čia a kvadratu plus 5. Ir dabar aš turiu tiesiog likti, kurią reikia išspręsti, tai 5 tai į kitą pusę perkelsiu ir turėsiu 2a kvadratu yra pas mane 18. Tai a kvadratas yra 9 ir a yra, ir va dabar žiūrėkite atsargiai, plus minus 3, visada gauname 2 atsakymus, ne vieną. Ir dabar, o langelis 1, tai kaipgi pasirinkti? Vėl skaitome sąlygą, nes dažniausiai kažką reiškia mes praleidome. Ir praleidome mes tą dalyką, kad a buvo pažymėta, kad mažiau už 0.
Tai jeigu jūs čia gausite tik vieną atsakymą, tai atsakymas bus neteisingas. A turi būti mažiau už 0. Tai vietoj A čia rašome reiškia -3. Nu štai va toks įstatymas taško kaip ir sunkesnis, bet matote, kad teorija ir veiksmas pats įstatymo, jis yra, nieko neskiriasi nuo to, ką mes darėm prieš tai. Gerai, dabar pašnekėkime apie apibrėžimo ir reikšmių sritis. Reikia nustatyti apibrėžimo reikšmių sritį. Pats geriausias variantas, jeigu mes turime grafiką. Ir čia jūs man irgi padėkite, jeigu mes turime grafiką ir jums reikia nustatyti reikšmių sritį, tai kurį variantą iš šitų mes pasirinksim? A, B, C arba D. Reikšmių sritis. Pagalvokite apie ką tai yra reikšmių sritis. Matau A variantą, matau B variantą, dauguma kol kas mato B man rašo. Žiūrėkite, vat kas, tarkime, A variantą surašė, tai čia pažiūrėję pagal, pagal X-ą. Kadangi prašo reikšmių srities, tai mes tiesiog žiūrime pagal OY ašį, taip? Ir pagal OY bus čia. Jeigu paprašytų apibrėžimo srities, tai šiaip apibrėžimo sritis yra pirmas variantas A. Tai čia paprasčiausias keisas, bet retai mes tokius turim, B lygis gal dažniau turi. Bet dabar mes pažiūrėsime irgi čia B lygio. Ir kodėl čia yra apibrėžimo sritis? Dėl to, kad žodis neturi prasmės arba neegzistuoja, tai tas yra apie mūsų 3 taisyklės, apie ką aš šnekėjau. Jeigu mes matome logą, jeigu mes matome ten šaknį ir dalybą. Bet šitas atvejis visiškai paprastas, kas nesupranta, galite įvesti kiekvieną iš šitų logų į skaičiatuvą. Ir jeigu skaičiatuvas pasakys error, parašykite man į chatą tada kelintas errorą metą. 2. Ir jums net galvot nereikia, žinokit. Nes čia gaunasi minusinis skaičius. Ten minus kažkiek žodžių gaunasi. Tai -0,2,3 ten kažkas tokio. Tai gaunasi, kad čia erroras, tai reiškia šitas reiškinys neturi prasmės, nes mes negalime taip daryti. Gerai, važiuojame toliau. Ir kartais būna klausimas toks. Funkcijos grafikas nekerta tiesas. Ta prasme, tai vėlgi. Klausimas apie apibrėžimo sritį. Jums čia nereikia prastinti, nereikia nieko daryti. Mes matome vieną problemą. Yra pas mus dalyba. Taip, ir kažkas man jau rašo, kad 3. Tai kokia čia problema? Kad dalinti iš 0 aš negaliu. Kitos problemos nenusimato, nes nėra nei logų, nieko nėra kito. Tai aš sutinku, kad X yra dvejetas. Tada mes, neegzistuoja tas atsakymas. Reiškia, aš jas nekertam. Tai X - 2 nelygus 0 ir X nelygus 2. Tai tiesiog pasirinkam dvejetą. Tai šitas klausimas irgi yra pas mus apie apibrėžimo sritį. Važiuojame toliau. Turime miksą problemų, kuris teiginys apie funkcijos apibrėžimo sritį yra teisingas. Kitaip sakant, raskite apibrėžimo sritį, tada pasirinksime jau tą teiginį. Žiūrėkite, čia yra miksas problemų, kaip ir sakau. Viena problema yra dalyba, matau bendrai, ir kita problema yra šaknis. Bet man tiesiog reikia kiekvieną problemą išrašyti ir tada sutvarkysiu viską. Dabar, aš žinau, kad dalinti iš 0 negalima. Tai rašau tiesiog pagal pirmąją mano problemą, kad šita šaknis neturi būti lygi 0. Ir antra problema - šaknis. Šaknis lyginio laipsnių. Tai po šaknim skaičius turi būti daugiau arba lygus už 0. Ir čia yra 2 problemos ir man reikia, kad ir viena neatsitiktų ir kita. Taip. Tai čia jau man rašote variantus. Dabar 0 negali būti lygus. 0 mums netinka. Tai faktiškai aš galiu spręsti tik x kvadratu minus 1 daugiau už 0 griežtai. Taip. Tai tada aš sprendžiu tiesiog mano kvadratinę nelygybę. Kvadratinė nelygybė, priminsiu labai greitai, kaip spręsti, mes dažniausiai rašome, kad į 2 skliaustus, o čia jau žinote formulę, tikiuosi. Ir tada mes keliaujame ant tiesės, kur pažymime kiekvieną atsakymą. Čia x lygus 1, čia x lygus minus 1, kada 0 bus. Minus vienetas, čia vienetas ir dabar truputį pačytinam, nepačytinam, bet toks metodas man grafinis patinka. Kai mes žiūrime pas parabolę, kur šakos žiūri.
Jeigu čia yra a daugiau už 0, tai šakos žiūri į viršų. Jeigu koeficientas prie x kvadrato mažiau, tai šakos žemyn žiūri. Pas mane prie koeficientas yra suteigiamas, tai tada aš turėčiau, palaukite, neteigiamas pas mane koeficientas, nors teigiamas, viskas gerai, va taip va. Tai pliusas, minusas, pliusas. Man reikia, kad viskas būtų daugiau už 0, tai jau teisingai rašote man į čatą, kad paskutinis intervalas, 2 intervalai tiksliau, kaip mes matome iš brėžinio, mums čia tiks. Bet labai atsargiai neimkite šitų momentų, nes čia įskaitinai vienetas ir minus vienetas ir mes ten turėsime dalybų iš 0. Ir čia va 2 problemas turėjome pasirūpinti. Dabar pažiūrėkime ir pabandykime išspręsti, jeigu turime logą, čia 3 problema, bet viskas labai paprasta. Mes tiesiog matome logą, reikia apibrėžimo sritį, tai mes žymime, kad šitas dalykas yra daugiau už 0. Ir tiesiog sprendžiame vėl kvadratinį nelygybę. Kvadratinį nelygybę sprendžiame panašiuoju būdu, x prieš skliaustus, 4 minus x daugiau už 0, tada 2 variantus gauname, arba x yra 0, arba x yra 4. Ir tada vėl keliaujame ant tiesės, 0, 4. Žiūriu, kur žiūri mano šakos parabolės. Parabolė šako žiūri žemyn, nes prie x kvadrato koeficientas su minusu. Tai tada braižau štai tokią parabolę. Ir mes turime, kad čia yra minusas, čia yra pliusas, čia yra minusas. Dabar man reikia daugiau už 0, tai reiškia, va, šitas intervalas per vidurį ir jums jau skliaustas prirašė nelūžtinius, tai tikrai nesuklysit. Tai yra nuo 0 iki 4 čia intervalas. Nu ir viskas. Tai čia A lygio toks uždavinukas, nors man atrodo ir B lygis galėtų gauti. Ir dabar jūs pabandykite perskaityti šitą užduotį, aš jums perskaitysiu, jums reikia nustatyti didžiausią ir mažiausią reikšmę. Kai jūs turite, kam priklauso x-as. Kaip nustatyti didžiausią ir mažiausią reikšmę, kai mes žinome x-us, tai jums tiesiog reikia paimti x-ą, įstatyti į jūsų lygtį ir paimti šitą x ir įstatyti į jūsų lygtį. Ir jūs gausite y-us. Vienas bus didesnis, kitas bus mažesnis, tikėtina. Tai prašykite man, ką mes gauname, kada mes įstatome minus 4. Koks pas mus funkcijos reikšmė. Vienetas man rašo, tai aš irgi sutinku su vienetu ir dabar įstatykite minus 2, kitą rėžį, sakykim taip. Dvejetą gaunam. Tai matome, kad pas mus yra 2 maksimumas, didžiausia reikšmė, tik nesumaišykit, čia pradeda nuo didžiausios reikšmės, o čia rašome vienetą ir viskas. Tai tiek bus čia, dar vienas, atsiprašau, pas mus su parabolė, labai greitai jūs man irgi padėsite. Vienas su parabolė, reikšmių sritį, kur reikia rasti. Ir grafiko nėra, nieko nėra, grafiką sunku įsivaizduoti, kadangi parabolės lygtis yra pilna, tai reikšmių sritį mums padės tą viršūnę sužinoti. Vėlgi, mano parabolės šakos žiūrės į viršų, aš tą matau pagal koeficientą, tai reiškia, kad jeigu aš sužinosiu x viršūnės koordinatės, aš galėsiu pasakyti, kad nuo taško iki plius begalybės reikia judėti. Tai dabar koordinatė viršūnės x yra minus b dalinti iš 2a. Dabar parašykite man, kokią mes x koordinatę gaunam, x viršūnės. Jeigu įstatysite minus b iš jūsų lygties, taip, čia primenu, kad čia kaip diskriminantas a, b, o čia c, tas dalykas. Tai parašykite man, kiek mes gauname. Taip, kažkas gavo minus vienetą. Minus 0,5, tai minus vienetas ir minus 0,5. Minus 0,5 kol kas. Minus 0,5, 0,5. Gerai, žinokit, aš irgi sutinku su minus 0,5, nes ten bus minus 4 iš 2 kart 4, tai minus 1/2. O dabar, kadangi klausimas yra ne apie x, klausimas apie reikšmių sritį, tai jums reikia sužinoti y koordinatę viršūnės. Ką reikia padaryti? Imame x ir įstatome į mūsų lygtį pilnai vietoj x. Ir čia irgi neskubėkite, minusas yra. Tai parašykite, prašau,
kiek mes čia gauname y. Kažkas man parašė atsakymą, labai gerai, ačiū. Dabar kiek y gaunate, įstatykite greitai su skaičiutuvu įlikti. 9 kažkas gavo. Nu ir dar paskaičiuokit, 13 kažkas gavo. Ir kažkas gavo 13 dėl to, kad kada jūs dauginate, va čia, aš irgi pradžioj gavau 13, žinokit, nes 4 kart minus 0,5 ir ten bus minusas. Tai tikėtina padarė tokią pat klaidą kaip aš pirmą kartą, kada sprendžiau, paskubėjau irgi, tai 9 turėtų gautis. Tai atsakymas bus C, nes čia yra 9 pagal y ir gaunasi, kad visa mūsų parabolė yra į viršų, iki plius begalybės. Tai va, tai toks klasikinis atvejis, kas liečia reikšmių sritį, o dabar truputį irgi prisiminkime teoriją ir greitai pažymėkime ir prisiminkime, kas darosi su funkcijom, kada jos transformuojasi. Kiekviena funkcija būtų labai faina, kad jūs žinotumėt, kaip atrodo bazinis grafikas. Šiandien nespėsiu parodyti, tikrai norėjau, bet nespėjau, tikiuosi, kad dauguma žinote, funkcijų yra apie 10 gal skirtingų, skaitant sinusą, kosinusą, ten laipsninę funkciją į vieną pusę, į kitą logus, nu tikrai nemažiau už 10, nu kažkas tokio. Bet žinote, kaip atrodo kiekviena bazinė funkcija. Šiandien mes pažymėsime greitai judėjimų su parabolė, nes parabolė dažniausiai naudojama funkcija. Pirma transformacija yra, kada prie funkcijos mes pridedam kažkokį b skaičiuką. Tai yra judėjimas pagal o, y ašį į viršų arba į apačią. Jeigu b yra daugiau už 0, mes judame į viršų. Jeigu b yra mažiau už 0, mes judame į apačią. Bazinis grafikas, tarkim, parabolis praeina per tašką 0, 0, čia vat x kvadratų grafikas. Tada jeigu būtų, tarkim, grafikas x kvadratų minus 2, tai reiškia, minus 3 čia pas mane, tai reiškia reikia nusileisti 3 vienetais į apačią, tą ir padariau, ir dabar jeigu būtų su pliusu kažkas, tai čia va šitas grafikas x kvadratų plus 3 pas mane, nes viršūnė taške 3, o ten viršūnė taške minus 3. Tai tiesiog toks judėjimas. Dabar kitas momentas, tai kada viduj funkcijos viduj yra plus kažkoks skaičius. Kaip atrodo tas viduj funkcijos? Viduj funkcijos atrodo, kad pas mus yra, tarkime, bazinė parabolė, paimkim, taip, x kvadratų. Ir tada viduj funkcijos, tai čia, tarkim, būtų x plus 3 ir viskas kvadratu. Vat tas yra viduj skaitosi. Tai žiūrėkite, jeigu taip yra, tai tada kai jūsų a yra daugiau už 0, tai vat čia atvirkščiai einame mes į kairę pusę, o kai a yra mažiau už 0, tai einame į dešinę pusę. Tai jeigu aš noriu nubraižyti plus 3, tai tada aš eisiu ir judėsiu į šitą pusę ant 3. Tai va čia yra x plus 3 kvadratų, grafikas. O jeigu į minusinę pusę, tai bus atvirkščiai, tai tada aš turėsiu čia x minus 3, tarkim. Minus 5, man atrodo, pagal mano grafiką. Nors čia jūs nelabai matote, va ten yra minus 5 kvadratų. Gerai, tai čia tokia transformacija, jūs tikiuosi puikiai žinti, gali būti miksas tarp jų. Taip, galim pajudėti ir į kairę, ir į viršų, ir į apačią, tai bet kas galėtų atsitikti. Dabar žiūrime kitą momentą, kas bus, jeigu mes prie bet kokio grafiko rašysime minusų priekį. Kas būna, tai grafikas tiesiog simetriškai į apačią apsiverčia. Kiekvienas grafikas, tai čia simetrija pagal OX simetrija. Jeigu aš rašau x kvadratą, tai tada man reikia žemyn nubraižyti minus x kvadratą. Bet čia jeigu minusas prieki visos funkcijos. Ir paskutinė transformacija, jinai dažnai irgi būna, bet kiekvienai funkcijai jinai, kaip čia reiškia, kitą dalyką. Tai jums visada reikia va čia samprataut. Bet aš pagal parabolės pavyzdį parodysiu, kad tiesiog jeigu k jūsų koeficientas yra daugiau už 0, už vienetą, tai tada jūsų grafikas greičiau auga, sakykim taip. Jeigu vat jūsų grafikas bazinis yra x kvadratų,
O aš kiekvieną atsakymą dar dauginsiu kart kažką, kart 2, tarkim, arba kart 8. Tai tada jūsų parabolė va taip labai greitai augs, tarkim, kad čia yra 8 kart x kvadratu. Jeigu aš dauginsiu iš koeficiento nuo 0 iki vieneto, tai trumpmena kažkokia 0,5, ten 0,3, tai aš turėsiu lėtesnį augimą. Nu, tarkime, kad va taip, va labai lėtai mano parabolė augs. Nu, čia, tarkim, kažkoks y lygų 0,3x kvadratu. Tai štai taip parabolė pas mus juda. Ir paskutinis momentas apie transformaciją, kurį noriu paminėti, tai yra modulio funkcija. Modulio funkcijos naudojamas dažniausiai A lygiui, bet yra visada aktualios ir kada mes ten lygtis sprendžiam. Tai kaip atrodo modulio funkcija ir kaip nubraižyti modulio funkciją? Labai paprasta, mes čia 2 grafikus pažiūrėsim tiesinį ir parabolę, nes labai dažnai čia nubraižysime mes tiesiog modulį x, o čia nubraižysime modulį x kvadratu minus 4. Y lygų. Tai žiūrėkite, pirmas punktas tiesiog braižote grafiką, fx jūsų braižome, paprastą grafiką. Nubraižysiu čia bazinį grafiką, dėl to ir sakau, kad turim žinot, kaip kiekvienas atrodo. Čia yra y lygų x bazinis grafikas, o čia nubraižau parabolės grafiką. Dabar parabolė pas mus minus 4. Taip, prie visos parabolės minus 4. Tai į apačią 1, 2, 3, 4 judėjimas, minus 4. Tai kažkaip va taip va atrodo mano parabolė čia. Ir dabar antras punktas, jums reikia uždėti modulį, o tai reiškia, kad modulis visada teigiamas. Tai neigiamą dalį, kas yra žemiau OX ašies, žemiau yra, va čia šita dalis yra žemiau, o čia šita dalis žemiau OX ašies. Tai šitą dalį reikia simetriškai nubraižyti viršų. Simetriškai į viršų. Ir tada aš gausiu simetriškai va tokį dalyką. Čia simetriškai nubraižysiu per 4 eis dabar, nes suprantu, kad čia taip turėtų būti. Ir viskas, ir paskutinis žingsnis, jums reikia tiesiog ištrinti tą žalią dalį, kurią mes nubraižėm per veidrodį taip į viršų. Tai trinu šitą žalią ir štai čia mano grafikas, čia irgi žalią ištrinsiu. Tai čia yra modulis x, o ten yra parabolės modulis. Labai dažnai būna parabolės modulis, tai kaip toks dantukas atrodo. Tai mes šiandien irgi pažiūrėsime užduotis ir paskutinė teorinė kaip čia, medžiaga, sakykime, kas yra svarbu ir dažnai kartojasi, tai yra lyginė arba nelyginė funkcija. Ir A lygis ir B lygis turi, tikrai daug užduočių yra. Tai prisiminkime, pabandykime išmokti, nežinau, kiek jūs žinote pačias taisyklės, bet aš visada pamirštu, kas yra kas. Tai dėl to man labiau patinka suprasti, kokia esmė yra, kodėl ta lyginė, kodėl ta nelyginė. Tai pirmas momentas yra, kad mes lyginę arba nelyginę funkciją galime nustatyti grafiškai. Tas yra paprasčiausias momentas, bet ką reikia laikyti galvoje? Aš jūsų vietoj galvoje laikyčiau tiesiog po vieną pavyzdį. Yra funkcija, kuri yra lyginė, ir nelyginė. Tai lyginė funkcija yra x kvadratu. Čia kaip vienas populiariausias pavyzdys, sakykime. Tai x kvadratu, kodėl lyginė? Nu, kvadratas, lyginis laipsnis, galite taip pabandyti prisiminti. O nelyginės funkcijos pavyzdys yra x kubų. Vat aš dėl to ir siūlau šitą variantą, nes ten kubas nelyginis laipsnis, o čia tipo kvadratas lyginis laipsnis. Tai ką mes matome grafiškai? Grafiškai, jeigu šita funkcija mano yra lyginė, tai grafiškai tai reiškia simetrija pagal OY. Pagal OY. Tai vat, mano veidrodis ir aš matau, kad kiekviena funkcija, kuri yra lyginė, grafiškai atrodys simetriška va taip pagal OY ašį. Tada, ką tai reiškia mano nelyginiai funkcijai? Kiekviena funkcija, kuri yra nelyginė, matote, nėra simetrijos. Pagal OX, jeigu sudėsiu, nebus simetrijos, pagal OY irgi nebus. Kaip vadinasi tokia simetrija? Tokia simetrija vadinasi 0,0 atžvilgiu arba taško atžvilgiu. Kažkada ten 4 klasėje, neprisimenu, 6 buvo simetriniai brėžiniai, ten vaivorykštės, ten bet ką ten braižė, tai va ten buvo koordinačių, ne koordinačių pradžios, o taško atžvilgiu. Tai čia simetrija pagal tašką 0,0 arba koordinačių pradžios atžvilgiu.
Ir dabar mes tą matome iš mūsų pavyzdžių, kad tai reiškia, kad visos koordinatės tiesiog su kitais ženklais turėtų būti. Pavyzdžiai irgi. Laikykite galvoje, kaip aš sakau, x kvadratą visada ir pats populiariausias irgi grafikas yra cos x, nes jums reikės trigonometrinio funkcijų visai nemažai. Tai tiesiog žinokite, šitos funkcijos yra lyginės, nes yra simetrija pagal OY. Kokios funkcijos yra nelyginės? Populiariausios tai būtų, kaip paminėjau, x kubu. Pagal tokią pat logiką sinusą paimkim. Ir dar sakyčiau vienas iš x, hiperbolė. Irgi toks. Yra jų daugiau. Tiesiog yra ir nebazinių, gali būti nebazinis grafikas irgi simetriškas. Tiesiog iš paprastų grafikų, sakyčiau, kad galima tiesiog įsiminti ir tada jums bus tikrai lengviau. O kągi daryti, jeigu aš neturiu grafiko? Ir aš turiu tik funkciją, tikrai nežinau, kaip jinai atrodo, nes jinai kažkokia keista, nebazinė ir transformacijos neveikia, ką man tada daryti. Tai tvarka yra labai paprasta. Žiūrėkite, aš šitą dalį aš niekada mintinai nežinau ir aš visada bandau ją, atvaizduot grafike, kad suprasčiau, ką man reikia pasakyti apie lyginę funkciją. Žiūrėkite, jeigu aš paimsiu x, tai atsakymą, tarkim, gausiu čia. Y mano kažkoks, taip. Kas bus, jeigu aš paimsiu minus x? Aš gaunu tokį pat atsakymą. Tai čia yra savybė lyginės funkcijos, kurią aš galiu taip užrašyti, kad f nuo minus x yra tas pats kaip f nuo x. Gaunu tokį pat atsakymą. Čia ir yra ta taisyklė, kurią jūs mokykloje mokinatės, kad reikia taip tikrinti, ar jinai lyginė. Bet čia viskas yra logiška ir viskas yra iš grafiko. Jeigu pamiršot, galite nubraižyti, tik laikykit galvoje, kad parabolė yra lyginis. Dabar nelyginė funkcija. Imu taip pat pagal šitą logiką x ir imu minus x. Pas mane kreivoka, tai žinokit, gal taip gražiai nesigaus. Tai aš ją geriau nubraižysiu gal. Taip. Tai imu x ir turiu atsakymą štai čia. Kažkoks mano y. Kada aš imu minus x, aš gaunu tokį pat y, bet su minusu priekį. Aš tą matau iš grafiko. Tai f nuo minus x yra tas pats kaip f nuo x, bet minusas priekį. Matau iš grafiko, kad gaunu tokį pat atsakymą, tik minusiukas priekį. Ir viskas. Pagal šitas taisyklės mes galime tiesiog nustatyti labai greitai, ar funkcija yra lyginė, ar jinai yra nelyginė. O kokia taisyklė? Tai jeigu mes turime grafiką, procedūra tokia. Pradžiai mes įstatome minus x. Jūs turite funkciją, taip? Įstatote į ją minus x. Tvarkote ir kažką gaunate. Tada savo rezultatą, šitą rezultatą, palyginkit su pradinė funkcija. Lyginam. F nuo minus x kas gavos ir f nuo x kas gavos. Ir jeigu pas jūs gavosi, kad tai yra tas pats dalykas, kad jokio skirtumo nematote ar nuo minuso ar nuo pliuso, tai yra lyginė funkcija, pagal šitą taisyklę. Jeigu jūs gaunate tokį pat atsakymą, bet su minusu prieki, tai reiškia, kad jinai yra nelyginė. O jeigu jūs negalite pastebėti nieko, jokios priklausomybės, tai tada jinai yra nei lyginė, nei nelyginė. Tai taip sakome. Ir čia, žinokit, visa teorija šiandien, kurią mes turėjom pakartot, ir važiuojame prie užduočių. Tai pradėkime nuo transformacijos. Labai lengva čia irgi transformacija. Norėčiau jūsų pagalbos. Žiūrėkite, mes turime grafiką. Iš grafiko paprašiau matyti transformaciją. Jums reikia man pasakyti, kokia yra reikšmių sritis. Primenu, kad čia yra apie y. Apie y. Jeigu jūs transformuojate funkciją ir prie jos mes plus 2 turime. Tai kaip čia galvojate, kas gaunasi? Reikšmių sritė. Dabar reikšmių sritis yra nuo minus 5 iki 4. O čia dabar pas mus... taip, kažkas iki 7, iki 6, tai kiek vienetų į viršų pagalvok, 6, gerai.
Taip, tai pas mus čia bus iki 6, dėl to, kad tikrai buvo iki 4, tai 2 vienetai į viršų, tai 6, o čia tada 2 vienetai į viršų, tai čia mes turime -3. Taip, tai čia nuo -3 iki 6 į viršų. Tai čia paprastas keisas. Tada dar šitą turite atpažinti iš savo bandomojo. Tai jeigu atpažinote, pas mus yra transformacija grafiko, bazinis grafikas yra nubraižytas ir dabar yra transformacija, kad prie jo turime pridėti 1 ir prie x atimti 4. Tai kada pridedam vienetą kaip ir dabar, reiškia, kad mes tiesiog turime į viršų pajudėti plus vienetą, pakelti į viršų ir tada, kad čia yra -4, tai reiškia, kad mes turime į pliusinę pusę, ten viskas atvirkščiai, į dešinę pusę plus 4 vienetus. Tai jeigu aš ant vieneto čia, tada ten 4 vienetus ir grafikas kažkur čia praeis. Nu taip, plius minus, jeigu reikėtų jį nubraižyti. Tai va, čia kas liečia transformaciją, irgi labai faina 2 taškus čia gauti, visai nieko būtų, taip. O dabar pabandykite man atsakyti į klausimą, jeigu mes čia turime funkciją, kaip matote, priekį kažkas stovi, kažkoks koeficientas ir viduj prie x irgi. Ir jūs matote, kas su ją atsitiko. Tai primenu, bazinė funkcija ėjo kažkur čia, per 0, 0. O dabar kažkas su ją atsitiko. Bet palaukit, bazinė, aš jums čia neteisingai priminiau, mane sumaišė. Bazinė funkcija x va taip ėjo, x kubu. Tai kas atsitiko? Pabandykite išanalizuoti, kas pas jūs yra tas A. Taip, parašykite man skaičiuką, aš čia jo, kad nesumaišyt ženklus, kad geriau matytųsi. B teigiamas kažkas rašo, tai va čia su B yra toks jo niuansas, B teigiamas dėl to, kad čia yra minusas, va man tas bando irgi, abu neigiami kažkas rašo. A yra pas mus tai tikrai neigiamas. Nes kas atsitiko? A yra neigiamas dėl to, kad bazinis grafikas ėjo taip, o tas simetriškai pradėjo eiti taip. Tai reiškia, kad čia yra -x kubu. Bet dabar kas su to B? Kažkas rašo, kad B teigiamas, kažkas rašo, kad neigiamas, tai reikia nuspręsti, koks variantas. Tai vat su B klausimai, kaip aš suprantu. Va čia yra toks niuansas, kad nori jūsų suklaidinti ir sumaišyti. Žiūrėkite, jeigu mes turime x minus b, taip? Tai pažiūrėkime, jeigu jūsų b būtų teigiamas. Jeigu jūsų b būtų teigiamas, tai kas būtų... čia arba šitas variantas, atsiprašau, arba šitas mes dabar sprendžiam. Jeigu jūsų b būtų su pliusu, tai tada būtų kas? Būtų tiesiog x minus b. Ir tada judėjimas būtų į dešinę pusę, taip? Tai mums reikia į dešinę judėti. Jeigu b būtų su minusu, tai tada jūs turėsite čia šitą minusą, kuris stovi, ir tada kaip minus b, jeigu b būtų su minusu. Tai tada gaunasi, kad čia kaip b plius. O kada pliusas, tai mes judame į šitą pusę. Tai žinokit, man visgi atrodo, kad čia va toks va momentas, kad jūsų b turėtų būti teigiamas. Nes pas jūs minusas, jis jau yra įrašytas čia. Nors jau visi beveik apsisprendė, kad ketvirtas atsakymų variantas. O mes čia gauname, palaukit, bet... taip, palaukit, ketvirtas. Aš irgi su tais jau ženklais susimaišiau čia, žinokit, kad... Jo, tai va, b daugiau už 0. Nu čia atkreipkite dėmesį į tą minusą, kuris viduj nori jūsų va, čia taip suklaidinti. Ir a ir b lygiai beje. Nu gerai, tai transformacija dažniausiai būna paprastas užduotis, dabar keliaukime prie modulio ir irgi pabandykite dabar, jau šiandien braižiam, labai panašų brėžinį, pasakykite man, kuris iš šitų gaunasi modulio grafikas. Kaip ir sakiau, kaip toks dantukas, tai va, žinokit, su parabolė labai dažnai tas ir būna ir labai tas yra paprasta, mes tiesiog imame šitą dalį ir į viršų nubraižome. Ir viskas, ir tikrai mes turėsime B variantą. Tai va, tai jeigu bus toks uždavinukas, tai čia tikrai nebus sunku, bet kas dažniausiai būna, o dabar pažiūrėkim.
Būna taip. Būna taip, kad pavaizduotas funkcijos grafikas ir labai gerai, kad jis pavaizduotas, bet mes visas tas transformacijas, kaip ir žinome, galėtumėm ir nubraižyti, jeigu reikėtų. Nustatykite, su kuriamis iš išvardintų A reikšmių lygtis, žiūrėkite, lygtis, kažkam prilyginam, A yra skaičius kažkoks, turės daugiau negu 2 sprendinius. Nu visų pirma, modulį matau. Man būtų faina matyti brėžinį su moduliu. Taip? Tai aš nubraižysiu. Jeigu čia yra -4, tai tada į viršų nubraižau iki 4. Va taip. Va. Tai mano grafikas, tai jis va toks dabar, apie kurį šnekėsiu. Va toks. Va. Dabar aš prilyginu funkciją kažkokiam skaičiui. Jeigu yra kažkoks skaičius, tai skaičius y lygų skaičiui. Tarkim, y lygų 3 arba 10 arba bet kas. Tai čia reiškia, kad atrodo kaip tiesia. Nes nuo x niekas nepriklauso, visada y, tarkim, y lygų -5. Visada y turi būti -5, va, žiūrėkit, va čia atrodo taip, y lygų -5. Ir viskas. Nes nuo x, kaip čia, nėra net kur įstatyti x, visada -5 ir viskas. Tai taip atrodo šitas grafikas, tai kaip nuspręsti, kur yra kiek sprendinių. Kur kertasi grafikai, ten ir yra sprendinių kiekis. Tai dabar aš ką tiesiog darau, aš kiekvieną liniją tiesiog tikrinu. Žiūrėkite, pirmas grafikas nubraižysiu -4. -4 praeina čia. Aš ten grafikų neturiu. Jis niekur neįeina. Tai neturiu bendrų taškų, reiškia čia 0 sprendinių iš vis yra. Antras, -1, kažkur eina čia -1. Irgi jokių bendrų sąryšių su modulio mano grafikų šitų naujų neturiu, 0 sprendinių. Kada aš eisiu per 0, tada aš turėsiu 2 sprendinius. Šitas taškas ir šitas taškas, taip? Kada aš eisiu per vienetą, aš turėsiu net 4. 1, 2, 3, 4. 4 sprendiniai. Kada aš eisiu per dvejetą, aš irgi turėsiu 4 bendrus taškus. Kada aš eisiu per ketvirtą, žinau, kad per ketvirtą lygiai 3, nes ten simetriškai buvo, tai 3 sprendiniai. Ir kada aš eisiu per 6, tai ten tik 2 sprendiniai. Kadangi jums reikia įvardinti, kad būtų daugiau negu 2, tai 2 netinka, tai reiškia tinka 3 ir 4 sprendiniai. Tai šitas variantas ir šitas variantas. Tai gausiu, nežinau, kaip jie čia taškus dalina, 2 taškai, taip, 3 atsakymo variantai, nu tai tiesiog ką turime, tą turime, taip sakant. Gerai, važiuojame toliau. Ir toliau mes turėsime lyginės ir nelyginės funkcijas. Jums reikia pasirinkti, kad abi funkcijos būtų lyginės. Dabar paprašiau tą padaryti, jeigu mes žinome, kaip atrodo kiekvienas iš grafikų. Tačiau, kas nežino, galite naudotis tą taisyklę ir įstatyti -x. Dabar aš išvardinsiu kiekvieną grafiką, jūs man į chatą rašykite, ar tai yra lyginis ar nelyginis, kaip jūs matote. 2x-uoju. Ar šita funkcija yra lyginė, ar nelyginė, ar nekokia. Jeigu jinai yra netokia, tai rašykite nekokia. Kaip jūs galvojate? Y lygų 2x. Kažkas mato nekokia, kažkas lyginė. Palauksim daugiau variantų. Nu, jo, taisyklingas, kaip čia rašymo metodas per egzaminą, nei lyginė, nei nelyginė. Tiesiog per ilgai sakyti šitą dalyką. Kažkas mano, kad visgi lyginė yra. Nei. Gerai, aš čia pasakysiu, kad jeigu jūs žinote, kaip atrodo šita funkcija, 2x-oju, tai 2x-oju atrodo štai taip, bazinis grafikas. Tai tikrai čia jokios simetrijos aš tai nematau. Aš vapšė simetrijos nematau. Tai reiškia, jinai yra netokia. Bet jeigu jūs norite tikrinti, jūs galite įstatyti -x. -x. Tai ir žiūriu, ar šita. Nu tai tas -x, minusas niekur į priekį nepereina. Yra skirtumas 2 kelsiu x arba -x. Tai aš nematau jokio sąryšio tarp jų. Tai reiškia, kad jinai nei tokia. Dabar kita funkcija modulis x. Mes šiandien braižiam.
Tai pagal grafiką net galėsite man čia dabar į chatą parašyti, ar jinai lyginė ar nelyginė, ar nekokia. Modulis X. Kažkas rašo man, kad lyginė. Aš sutinku, dėl to, kad mes kada va čia turėjome funkciją, jeigu taip grįžt, kas nežino, taip, oi, palaukit, mes čia daug turėjom, va, taip, tai matome tikrai simetriškumą pagal OY ašį, kas yra, kad modulis yra lyginė funkcija. O kitaip sakant, tai jeigu įstatysiu minus x, tai gausiu irgi tą patį šią reikšmę, nes modulis naikina tą minusą, o tas reiškia, kad pas mus yra lyginė. Gerai, tada patikrinkit funkciją 1 dalinti iš x kvadratu plus 1. Jau kaip jinai atrodo, tai sunku įsivaizduoti, kažkas gal gali, bet čia toks miksas tarp hiperbolės ir parabolės, tai čia naudokite tą būdą, įstatykite minus x. Ir pažiūrėkite, ar skiriasi atsakymas, jeigu mes minus x rašom. Aš iš kitos pusės jau greitai įstatysiu, o jūs padarykite išvadą, ar yra skirtumas. Kadangi ten yra kvadratas, tai jokio skirtumo nėra. Tai tada gaunasi, kad čia yra toks pats rezultatas. Tai vėl funkcija gaunasi lyginė. Ir tada šaknis kubinė iš x, kas žino, kaip atrodo, galite iškart rašyti, kokia ten simetrija. Kas nežino, galite įstatyti minusą. Kadangi kubinė, aš žinau, kad minusas į priekį gali iškeliauti, tai bus minus. Tai kitaip sakant, aš turėjau šitą funkciją, o čia gaunu tokią pat atsakymą, tik su minusu priekį. Tai jinai yra nelyginė. Arba iš grafiko, jeigu jūs žinote, kaip atrodo grafikas. Labai daug problemų išsisprendžia, kai mes žinome, kaip atrodo grafikas. Kažkaip taip. Tai simetrija pagal tašką 0,0. Tai jeigu mums čia reikėtų, kad abi yra lyginės, tai tada mes pasirinktumėm B variantą. Čia tas B būtų. Gerai, tai va, tai tada greitai čia irgi man surašykite, prašau, čia B lygio buvo bandomasis, kiek pamenu, tai užrašykite nelyginės funkcijas, aš čia 1, 2, 3, 4, 5, reikia 2 teisingus atsakymus surašyti. Čia baziniai, sakiau, kad galima įsimint. 2 ir 3 kažkas rašo, dabar reikia nelyginės, taip, nelyginės. Tai kai aš jau pradėjau nuo to pavyzdžio, kad x trečioji, 2x, ką tik darėm, taip, tai dvejetas sinusas dar yra nelyginė, taip, tai teisingai. Tai sakau, jeigu žinote bazinius pavyzdžius, tai čia tikrai labai 2 taškus net galit gauti, o visada per egzaminą būna lyginė, nelyginė funkcija. Tai tikrai labai paprasta. Ačiū labai jums ir tada važiuojame prie pavyzdžio, kur ne taip, kad labai paprasta, bet yra niuansų ir labai dažnai duodama funkcija yra su trigonometriniam funkcijom. Trigonometrinė paskaita pas mus bus kitą kartą, ten daugiau pašnekėsiu ir priminsiu visas taisyklės, bet kadangi lyginę, nelyginę mes turime spręsti dabar ir apie funkcijas, tai pažiūrėkime, ką mes čia turime. Visų pirma, labai daug ką sumaišė tas užrašymas, kad dviejų žemiau esančių grafikai yra simetriški koordinačių pradžios atžvilgiu. Tai aš dėl to ir sakau, kad jums reikia žinoti, ką reiškia, kad jinai lyginė grafiškai arba nelyginė. Tai kitaip sakant, kitais žodžiais čia prašo nelyginę funkciją rasti. Ir viskas, nes simetriškas 0,0 atžvilgiu funkcijos grafikas turi būti. Tai vertimas į normalią kalbą raskite nelyginę funkciją. Dabar čia funkcijas įsivaizduoti, kaip jos atrodo, neįmanoma. Čia tikrai yra miksas, tangentas plus kosinusas, sinusas plus, žodžiu, miksas. Dabar aš priminsiu tas taisyklės, kurias mums reikia žinoti, norint čia išspręsti. Ir formulė lape šitų nėra. Sinusas nuo minus x yra minus sinus x, čia tiesiog taisyklės primenu. Kosinusas nuo minus x yra tiesiog kosinusas, dėl to jinai ir lyginė. Ir tangentas yra tiesiog minus x kaip sinusas. Minusas priekį atkeliauja. O dabar kiekvieną mes pagal algoritmą tiesiog padarykim. Kažkas man rašo jų atsakymą, bet tada labai greitai tiesiog kokia yra kokia. Tai pirma funkcija pas mus yra įstatau aš tiesiog minusą. Turiu tangentas minus x plus kosinusas minus x.
Dabar tvarkau pagal šitas taisyklės ir turiu ką? Ir turiu aš minus tangentą x, o kosinusui be skirtumo plus cos x. Tai šita funkcija gaunasi nekokia. Visiškai nekokia. Tada antrą taip tikrinu. Sinusas rašau minus x, kart kosinusas minus x. Sinusas minusas iškeliauja į priekį, o kosinusui tai be skirtumo. Bet bendraja prasme aš lyginu, kad turėjau tokį atsakymą, o gavau tokį. Gavau tokį pat atsakymą, bet su minusu priekį. Tai gaunasi, kad šita funkcija yra nelyginė. Ko man kaip ir reikia, kas rašo antrą, tai aš sutinku, kad antras yra nelyginė. Dabar trečias variantas greitai. Sinusas minus x minus kosinusas x. Minus x. Vėlgi, su sinusu minus į priekį iškeliauja, su kosinusu niekas nesidaro. Nu tai vėlgi kažkokia koščia, tai ten minusas pasikeitė, ten minusas pasiliko, tai nei lyginė, nei nelyginė, nekokia šita yra funkcija. Tada šitas variantas pas mus. Sinusas minus. Taip, sakykit. Kur yra sinus minus x ir minus kosinus minus x, tai neturėtų ten pliusas pasidaryti. Čia yra trečias variantas dabar klausimas. Jo, žiūrėkit, dabar čia minus x, minusas iškeliauja į priekį, o prie kosinusų minusas niekur neiškeliauja, kosinusų be skirtumo, sakykim taip. Tai mes galime minusą į priekį iškelti, jeigu norim, taip, va čia jeigu apie tai klausimas. Iškelkim minusą į priekį, tada bus minusas priekį visko, o čia tada plus kos. Bet jeigu mes palyginsime su pradžia, kurią mes turėjome tokią pradžią. O čia turime skliaustuose pliusą, o priekį minusą. O turi gautis lygiai toks pats dalykas, tik su minusu priekį. O čia nesigauna. Tai dėl to jinai yra nei tokia, nei tokia. Va čia aišku šitas momentas dabar, kodėl sakau, kad nekokia. Gerai, tai va, tai čia atsargiai, kad va čia kada su sandauga, čia ten gražiai minusas į priekį pereina dėl to, kad sandauga. O čia tai taip, va, truputį nesigavo mum. Taip, dabar patikrinam greitai paskutinės funkcijas. Sinusas čia yra sinus minus x kart tangentas minus x. Ir minusas iš tangento iškeliauja, iš sinuso iškeliauja. Kadangi sandauga, tai bus pliusas. Minus kart minus. Tai sinus x kart tangentas x. Šita funkcija yra lyginė. Jeigu reikia lyginės, jeigu reikėtų ieškoti. Ir paskutinė funkcija turėtų būti nelyginė, kaip man kažkas rašo. Tai tangentas minus x. Ir va čia pažiūrėsim, minus sinusas minus x. Kadangi prie tangento minusas į priekį atkeliaus tangentas x. O čia bus pliusas, nes prie sinuso irgi minusas. Ir žiūrėkite, mes kaip ir gavome tą patį, bet visi ženklai skirtingi. Jeigu norime, mes galime minusą į priekį iškelt, kaip buvo prieš tai pavyzdys. Minusas į priekį, tada liks tangentas x ir čia bus minus sinus x. Va taip matosi. Tai žiūrėkite, mes gavome tą patį atsakymą, tik su minusu priekį. Tai va čia tada sakom, kad šita funkcija yra nelyginė. Tai su šitom taisyklėm labai paprastai ir greitai viską ieškoti, žinokit, ir dažnai būna su sinusais ir kosinusais, dažniausiai negu ką mes prieš tai žiūrėjom. Tai va šitas taisyklės naudokit ir tikrai čia gausite irgi lengvus ganėtinai taškus. O dabar dar spėsiu jums parodyti vieną, arba spėsim du greitai padarysim. Dabar mes neturime funkcijos, tiesiog va toks sampratavimas. Žinoma, kad funkcija yra lyginė. Taškas priklauso šis funkcijos grafikui, kuris iš taškų taip pat priklauso grafikui. Dabar jūs galite sampratauti apie lyginės funkcijos savybės, kad lyginiai funkcijai kaip ir ten be skirtumo, kad nuo minuso įstatot, atsakymas toks pats gaunasi. Bet aš turiu jums labai paprastą metodą. Nubražykite jūs vieną lyginę funkciją, kurią paprašiau įsiminti. Tai yra x kvadratas. Čia kaip pavyzdys tiesiog, taip? Ir įsivaizduokite, kad pas mus čia yra tas taškas A, o čia B. Taškas M, aš tiesiog jį pažymėsiu. O čia yra B koordinatė, taip, šitas taškas. Ir dabar kiekvieną iš šitų taškų aš pažymėsiu. Ir pamatysim, koks yra ant mūsų grafiko. Žymiu tašką A. A minus B. A yra čia, minus B yra čia. Va taškas A jūsų. Tikrai ant grafiko nesimato jo.
Dabar taškas B. Minus A, minus B. Minus A yra čia, minus B yra čia. Nu tai va taškas B. Tikrai netitinka. Ir dabar, kaip jau teisingai rašo kažkas C taškas, tai taškas C yra minus A, o kita koordinatė yra B. Ir pagaliau aš radau tą tašką, kuris yra ant mano grafiko. Tai grafiškai labai lengva išspręsti šitą užduotį, nors atrodo, kad teorinis uždavinys ir ganėtinai toks sunkokas. Ir paskutinis, ir šiandien mes viską spėjom, tai nelyginės funkcijos grafikas eina per tašką. Nustatykite šios funkcijos grafiko taško B koordinatę. Žiūrėkite, nelyginė funkcija yra simetriška pagal 0,0. Ten koks principas? Vėlgi, jūs galite tiesiog nubraižyti nelyginę funkciją ir paklausti savęs, jeigu aš turiu, tarkim, čia koordinatę A, čia koordinatę B, taip? Tai kita koordinatė kokia turėtų būti minus B ir minus A, kad aš čia atsidurčiau. Simetriška koordinatė. Simetrija pagal tašką reiškia tiesiog visas koordinatės paimti su kitais ženklais. Tai jeigu šitas taškas turėjo koordinatės A, B, tai jam simetriškas taško atžvilgiu bus, kuris turi minus A, minus B. Tai jeigu jūsų koordinatės minus 2, 5, taip, tai dabar koordinatė turi būti 2 ir čia reikia minus 5 prirašyti. Tiesiog kitos koordinatės yra, tai minus 5. Jeigu būtų lyginė, tai tada irgi siūlyčiau braižyti ir jūs pamatysite, kad pagal Y pas mus viskas sutampa. Jeigu nelyginė, tai tada va toks va variantas. Tai tiek informacijos šiandien, tikiuosi kažkiek ir pakartojam gerų momentų, tokių, aišku, ne viską, nes funkcijos tai labai daug būna užduočių. Pažiūrėsime, kiek bus realiam egzamine. Ačiū Jums labai, kad Jūs buvote ir dar vienas tada momentas, aš noriu padaryti gerą konspektą, pilną konspektą. Šitą konspektą, ką mes šiandien rašėm, jūs gausite į savo paštus iš universiteto, tiesiog e-mailo. O aš ateityje norėsiu sukurti pilną konspektą, kur kiekvienas grafikas dar pavaizduotas. Tai vat tą konspektą aš, kas neturi, savo Instagrame pasidalinsiu, bet ne šiandien, ne rytoj, kada jį sukursiu. Tai galite pasiekti, kas neturi mano Instagramo. Ir tada, nežinau, kas neturi, tai parašysiu dabar. Aš norėjau paklausti, Aha. Kaip čia dabar bus su tom nuorodom, nes praeitą kartą buvo, kad ten pasakojat, kad sukčiai ten, sukčių nukentėjo. Oi, ten vienas žmogus netyčia, čia jo, žinokit, ten nebuvo, kad kažkokie sukčiai, čia buvo, kad kažkas iššoko ant ekrano, tai aš dalinsiu dabar per Google Drive tiesiog. Tiesiog nenaudosiu tokių atvirų nuorodų, tai viskas tikrai bus gerai. Bet niekada gyvenime nespauskite jokių nuorodų, jeigu aš kažką mokamai darau, aš visada sakau, kokia yra kaina ir tą pasižymi. Tai jeigu kažkada gyvenime spausite ant nuorodos ir šiaip visur taip ir prašo sumokėti, tai tikrai taip neturi būti. Tai neveskite savo duomenų. Čia šiaip kažkaip, žinokit, aš irgi mėgėja pasigauti ant tokių nesąmonių, nors atrodo, kad turiu smegenų, bet visko būna. Tai va, tai jeigu ką, Instagramą įkėliau ir taip pat po to įkelsiu į Instagramą visus, įrašus, nes yra ir šitų paskaitų įrašai. Jūsų vardų ten nesimatys, nieko nesimatys, nei čiato, nei nieko, tik aš ir ekranėlis, tai galėsite, jeigu ką, ir po to peržiūrėti arba draugam persiųsti. Bet irgi paskelbsiu Instagrame, kada mes praeisime visą kursą. Tai lauksiu jūsų kitą savaitę, lauksiu ir linkiu jums sėkmės per egzaminą. Pirmadienį, antradienį ir kas trečiadienį laiko. Ir tada susimatysim. Ačiū labai, kad jūs buvote. Tikiuosi, kad kitą savaitę trigonometriją taip pat šauniai pakartosim. Viso gero. Viso. Viso gero.